Ar žmogus gali patirti Dievo buvimą? Absoliučios tiesos troškimas. Kai tėvų klausdavai, kodėl, jie tau atsakydavo, na, todėl, kad. Kai vėl klausdavai, jie ir vėl mėgindavo tau atsakyti. Šis nuolatinis klausinėjimas rodo, kad gautas atsakymas nėra išsamus, kad jis visko iki galo nepaaiškina. Kai suvoki, kad reikia dar ką nors sužinoti, klausinėjai toliau. Jeigu to nesuvoktum, būtum patenkintas gautų atsakymų ir naujų klausimų nebekeltum. Dabar susimąstyk, kas tave skatina pripažinti, kad ne viską žinai. Kitaip sakant, iš kur tu žinai, kad ne viską žinai. Iš kur kyla tas suvokimas, kad gauti atsakymai ne viską paaiškina. Ar tai nereiškia, kad tu turi slėpiningą tobulo pažinimo nuojautą? Gal būtent ši tobulo pažinimo nuojauta tau ir padeda pripažinti, kad gautas atsakymas ne viską iki galo paaiškina. Kitaip sakant, jauti, kad šalia to, ką dabar pažįsti, yra dar kažkas, ko tu nežinai. Ar supratimas, kad egzistuoja tobulesnio pažinimo galimybė, nereiškia, kad jau esi peržengęs savo pažinimo ribą? Jei nebūtum anapus savo pažinimo ribos, kuo remdamasis tvirtintum, kad klausimas nėra iki galo atsakytas, kad galimas išsamesnis atsakymas ir tobulesnis pažinimas. Žmogaus genomo tyrimo vadovas profesorius Collinsas rašo, kad mokslinė tiesa jam nesuteikė visiško pasitenkinimo, nes jis suprato, kad tai tik nuoroda į didingesnę tikrovę ir išsamesnius atsakymus. Išvydęs mokslinės tiesos blyksnį, patiriu ne tik pasitenkinimą, bet ir ilgesingą troškimą perprasti dar didingesnę tiesą. Tokią akimirką mokslas nustoja buvęs paprasčiausių pažinimo procesu, nes jis mokslininkui suteikia potyrį, kurio neįmanoma paaiškinti vien gamtos dėsningumais. Gal tai yra užuomina apie kitą tikrovę, žmogaus dvasios gelmėse slypintis ženklas, kreipiantis tam tikros už mus daug didingesnės būtybės link. Iš kur kyla šis ilgesingas troškimas, tobulo pažinimo ar didingesnės tiesos nuojauta? Anot mokslininko, tai negali būti koks nors fizinis šaltinis, nes tokia nuojauta pranoksta tai, ką mūsų protas pajėgus suprasti. Collinsas suvokė, kad didingesnė tiesa tai Dievas atsiskleidžiantis kaip horizontas, kaip neaprėpiama ir slėpininga tikrovė, pranokstanti mus ir pasaulį. Susimąstyk. Jei nebūtum anapus savo pažinimo ribos ir neturėtum tobulo pažinimo nuojautos, dieviškos begalybės pojūčių, ar galėtum suvokti, kad ne viską žinai? Ar keltum klausimus, kas, kodėl ir kaip, įsiskverbiančius į tikrovės esmę ir ją pranokstančius? Pavyzdžiui, ar bandytum suprasti Einšteino bendrąją reliatyvumo teoriją, ar atrasti Mandelbroto aibę? Ar klaustum, kodėl yra kas nors vietoj nieko? Tavo smalsumas apsiribotų biologiniais poreikiais. Vengtum bent kokio pavojaus, nes tau rūpėtų tik išsaugoti savo gyvybę ir susilaukti palikuonių. Neturėtum tikro, neriboto, besąlygiško troškimo pažinti ir suprasti.